Sveiki, čia LTU Aquatics tinklalaidė. Šiandien turim ypatingą svečią, jaunai Lietuvos Phelpsą, tik iš kirpyklos. Taju Juška, labas Taju. Laba. Kaip tau sekasi? Puikiai, kol kas puikiai. Kol kas. Nu, pažiūrėsim kaip po podcast'o. Kai tave lygina su Phelpsu, nervina ar ne? Šiaip iš tikrųjų tokios mintys, kad ir biški nervina, bet ir biški ne. Nes čia toks ir turėtų būti kaip komplimentas, bet aš pats nenoriu būti kaip Phelpsas, norėčiau būti toks originalas, kaip sakykime, jau turbūt ne kartą sakęs esu ir žiniasklaidai, ir šiaip žmonėm, tai jo, šiaip iš tikrųjų sakau, norėčiau būti toksai originalesnis ir tas, kad sakai, kad kaip Phelpsas ar dar kažką, aš priemu kaip komplimentą, nes tiesiog žmonės taip mėgsta sakyti, bet jei iš tikrųjų, ką aš pats manau, tai aš sakau, noriu būti originalas, nenoriu būti. Kaip tu įsivaizduoji tą originalą? Koks tai turėtų būti originalas? Kuo jis išskirtinis? Kiekvienas originalas yra išskirtinis kažkuo. Taip. Tai kuo tu norėtum būti išskirtinis? Aš norėčiau būti geresnis už Phelpsą. Norėčiau savo, kad aš įdėčiau kažkokį, kaip ir Phelpsas įdėjo į plaukimą, į šiaip sporto pasaulį kažkokią dalelę savęs ir tikrai paliko žymę tam sporto pasaulį, taip ir aš norėčiau įdėti į sporto pasaulį kažkokią žymę. Super. O klausyk, kai eini gatvėje, tu pakankamai jau garsus žmogus Lietuvoje pasidaręs. Kai eini gatvėje, atpažįsta tave? Šiaip taip tai nebūna, kad kažkaip ar prieina ar ne, bet labai dažnai nebūna, kad prieina. Bet iš tikrųjų yra tokių atvejų, kai ateina ir čia tas, kur nugalėjo Daną Rapšį ir taip toliau. Daugiau iš tai pažįsta, negu iš pačių mano plaukimų turbūt. O dėmesys tai šiaip patinka? Negaliu pasakyti, kad nepatinka labai, nes jeigu visiškai dėmesio negaučiau, irgi biškai būtų liūdna, bet kai per daug, tai pradedu biškai nervuoti. Suprantama. O kaip mokykloje tave reaguoja? Klasiokai, mokykliokai? Matot, aš šitą mokyklą kiek vaikštau. Aišku, bet kai būnu, tai nežinau. Šiaip man patinka labai mano klasiokai dėl to, kad jie mane nelaiko kažkokią ten žvaigždę ar dar kažką šneka kaip su normalium žmogum ir daugiau nieko. Aišku, mes pakalbam apie tos mano laimėjimus, jie ten sako, šaunuolis ir taip toliau, bet ta prasme ten, kad kai būna, žinot, prieina gatvėje koks nepažįstamas, už tave porą metų vyresnis ir šneka su tam lyg aš būčiau vyresnis. Tada tai man, sakykim, tą pagarbą tokią labai didelę rodo ir taip toliau. Aišku, čia sveikintina ir tikrai liuks, smagu, bet kartais keista būna. O sakei dabar, tą mokyklą, kiek tu ten būni, tu nedaug vaikštai mokyklą? Nereikia tau lankyti pamokų? Matot, man treniruotės būna dažniausiai per pamokų laikotarpį, tai aš realiai kiek spėju, tiek ir ateinu. Tai dažniausiai būna per dieną 3 pamokos, maksimum 4, bet, sakykime, ir dar pavyzdžiui, nebūnu šiaip dažnai Lietuvoje į stovyklas visokias važiuoju į varžybas ir turbūt toje mokykloje netiek daug ir praleidžiu, kiek čia tikėjaus dar net mokslo metų pradžioj. Bet, sakau, su mokytojais viskas susitaręs, ten su mokykla irgi yra net man atskiras tvarkaraštis padarytas, kur aš einu ir taip toliau. Tai tikrai mokykla labai daug prisideda ir labai daug padeda. Aš net nesitikėjau, kad tiek gali mokykla padėti, kiek man padeda dabar. Kurioje mokykloje mokaisi? Aušroj, čia Senamiestį. Kauno Aušroj. Ne Senamiestį, Laisvės alėja. Tai suprantu, kad į fizinio lavinimo pamokas tavo eiti tikrai nereikia. Ne, nereikia. O klausyk, koks tavo įdomiausias dalykas yra mokykloje? Kai lankai pamokas. Mokykloje? Jo. Šiaip iš tikrųjų sakyčiau gal matematika. Matematika. Daugeliui nepatinka dėl to, nes matyt ten sprendžia, nesigauna ir taip toliau. Bet aš pavyzdžiui matematikoje visą laiką būnu vienas. Kaip sakau, man kitas tvarkaraštis dažniausiai padarytas ir man didelis dėmesys, tai aš ir iš karto kažko nesuprasdamas iš karto įsiaiškinu. Ir dar dažniausiai būna, kad net nežinai, kad tu nesupranti kažko ir darai, atrodo tau teisinga, iš tikrųjų ne. Tai iš karto, kai šalia yra mokytis 1:1, sakykime, ir iškart padeda, tai man tada iškart ta matematika tokia įdomesnė pasidaro ir tikrai
net tokie atsiranda klausimai, kaip pritaikyti realiam gyvenime, ne tik užrašų knygelį ir taip toliau. Skaičiuot plyteles baseino dugne. Ja. Plotą, jo. O tai kada tu mokaisi? Jeigu tu neini į mokyklą, ten turi tą savo tvarkaraštį, bet pats sakyti, stovyklos išvažiuoji, ten tu stovyklų metu mokaisi, turi kažkokias pamokas, užduotis? Šiaip turiu daugiau užduotis, bet aišku, mokausi realiai kiek išeina ir ten, sakykime, aš manau tikrai, kad mokykla dėl kai kurių, sakykime, tų pamokų ten prideda daug dalykų, kurių gal net nelabai reikia atsiskaitimuose ir tokie ten tie uždavinių sprendimai visokie, tokie kartais būna bereikšmės ir aš tada ateinu ir, sakykime, pasimokinu grinai tam testui, kuriam išmokti. Aš ten išmokstu labai, sakykime, greitai ir čia taip gaunasi, kad aš išmokstu panašiai arba tiek pat ir tada sutaupau žymiai daugiau laiko. Tai pas mane maždaug aš taip darau. Tai, sakykime, grįžus po treniruočių visų mokinuosi, kiek išeina, sakau, mokykloje mokinuosi. O per stovyklas tai irgi kaip išeina, nes būna stovyklos labai sunkios ir kartais, kad jau ten grįžęs po pirmos treniruotės, žinai, kad laukia salė ir dar antra treniruotė, tai jau nieko nebesinori, tik tai į lovą griūti ir miegoti. Okay. Ar turi savo rekordų kažkokį checklistą pasidaręs? Šiaip tai... Skaičiuoji? Neskaičiuoju. Neskaičiuoji. Bet... kažkas paskaičiavęs, kad jau 30. Tai aš irgi ten mačiau, ten kažkokia žiniasklaida buvo suskaičiavus, tai labai ačiū jiems, nes pats tai tikrai nebūčiau skaičiavęs. Bet šiaip pačių savo rekordų tikrai neskaičiuoju. Jau kažkaip jau nebeplaukia man tie rekordai galvoj. O klausyk, kodėl eina tie rekordai? Iš kur? Kaip tu pats manai? Kas čia? Ar talentas, ar darbas? Aš sakyčiau, daugiau darbas nei talentas ir, sakau, bandau tą darbą padaryti ne tik baseiną, taip pat ir stengiuosi kuo geriau atsistatyti, sakykime, stengiuosi ir salėje gerą darbą padaryti ir, sakau, tikrai bandau padaryti visur gerą darbą. Ne tik vandenį ir manau, čia dėl to šitas ir padaro, kad tie rezultatai būtų geri. Ar atsimeni, kaip atėjai, kaip atsidūrei plaukime? Apskritai, pirmas savo susidūrimas su vandeniu. Aš prisimenu, kad kai mažiukas būdavau, mane tėtis iš pradžių išmokino plaukti. Mažiukas būdamas, man labai patiko važinėti su šeima prie ežerų ir ten plaukiot. Ir aš vis sakydavau tėvam, prašau, užrašykit mane į baseiną, noriu lankyti baseiną. Ir nuo to laiko taip ir pradėjau eiti, bet iš pradžių, kas neįprasto buvo, kad ta tokia pirma pati mintis buvo ar ten lankyti baseiną dėl smagumo ar dar kažko, bet aš kažkodėl norėjau būti ten pasaulio čempionas ir tokie iš karto tikslai pas mane jau buvo nuo pat ankstyvo amžiaus. Nežinau, čia gal dėl to, kad prisižiūrėjęs ten tų varžybų visokių buvo ar dar kažko, bet... Tai tu vaikystėje žiūrėdavai plaukimo varžybas? Taip, žiūrėdavau, bet sakau, tas pagrindinis noras, manau, atėjo nuo plaukimo ežere. Fantastika. Žiūrėdavai varžybas, visokias plaukimo ir iki šiol žiūri taip. Turi savo kažkokius tai autoritetus, į kuriuos norėtum lygiuotis? Aš kaip sakau, aš neturiu tokio vieno autoriteto, aš tiesiog gal matau, kaip kiti plaukia ir bandau rinkti informaciją, renku informaciją, kaip jie plaukia, kartais treniruotėse bandau pritaikyti, ką jie daro, pasižiūriu, ar... Ką treneris sako? Tai čia treneris, tai ne visad žino, kad aš kažką bandau pritaikyti, ką pamatau, bet aš tiesiog pirmą pasibandau, pasižiūriu, kaip jaučiuosi, jeigu matau, kad gerai pasakau treneriui, sakykime, tokį dalyką atradau, ar galit pažiūrėti, maždaug pastebėti, paanalizuoti ir taip toliau kartu su manim. Ir susirenku aš tą informaciją ir manau, ten tokių pavienių autoritetų tai tikrai neturiu. Aš manau,
pasaulyje yra labai daug plaukikų, į kuriuos gali lygiuotis ir kiekvienas beveik plaukikas turi savo stiprią dalį, ko kits neturi. Tai vat, kokia tavo? Dabar taip nepasakyčiau, bet gal sakyčiau galingumas vandenį. Visai, bent jau mes irgi kažkada kalbėjom su treneriu šitą temą ir man pačiam buvo irgi įdomu, tai kaip jis sakė, kad toks gal mano vienas iš tų tokių kaip ir talentų arba tokių stipriosios mano pusės plaukime, tai būtų galingumas vandenį. Tas sprogstama jėga kažkokia, ne? Sprogstama taip irgi ir kad tiesiog pats toksai galingas, tvirtas esu po vandeniu, daug galiu patraukti vandens. Tu ateityje patrauksi ko gero daugiau, nes vis stiprėjai, kūnas auga. Tai tikrai patrauks. Bet kalbant apie tą patį kūną, vyriškėjimą, yra tam tikras barjeras, kai paauglys, tarkim, pereina į vyrus. Ir sporto atveju tai labai dažnai liūdnai baigėsi. Tiesiog nepereina. Ar tu manai, kad tu jau perėjai tą barjerą? Aš dar sakyčiau, kol kas ne, bet tikrai stengiuosi ir aš žinau, kaip yra sunku, kadangi esu matęs ir Lietuvoje, ir kitur ne vieną variantą tokių plaukikų, kurie, sakykime, plaukdavo į ten iki 18 metų labai gerai ir viską taip, pasibaigė tie jaunimo čempionatai ir jie nespėja dar perlipti į tą, sakykime, suaugusių elito tokius laikus ir iš karto jau jiems ir būna tie apmokestinimai mažesni, sakykime, mažiau tokių galimybių pasidaro. Aišku, jų vis tiek yra, bet iškart pasidaro sunkiau, nes visi tikėjosi iš tavęs daugiau, tai tu gal kažkada ten Europos jaunimo čempionatuose dominavai, bet po to reikia pereiti į elito lygį ir po to nespėjai dar to žingsnio padėti ir jau iš karto... Apie tos dalykus šnekėsi su treneriu savo? Apie šitus... Nes aš įsivaizduoju, kad čia labai daug lemia ir psichologija. Kad pereiti į tą elito lygį, jūs turite omeny. Yra psichologijos, bet aš manau, šiaip iš tikrųjų psichologija didelė dalį. Čia gali labai daug pažiūrėti, pridėti šitas dalykas, kaip sakau. Psichologija susitvarkius irgi labai galima gerų rezultatų pasiekti, bet aš manau taip pat ir darbas čia tiesiog. Reikia ir daug dirbti, ne tik tos kitus dalykus žiūrėtis kaip psichologija ar papildai ar salės. Reikia taip pat ir vandenį daryti darbą. Ir salėje. Ir salėje, jo. Tai papasakok savo rutiną. Kaip jin atrodo, ta prasme, kiek tu darbo įdedi į visą tą pasirengimą svarbiausiam varžybom? Žiūrint. Bet jeigu galim, tai biškai konkrečiau. Atsikeliu tada ir tada, nuvarau tenai ir tenai, pakeliu tiek štangų, ten padariau prisitraukimų. Kiek be prisitraukimų padarai? Ar nedarai? Šiaip aš darau prisitraukimus, bet aš jau be svorį jau senai darau. Seniai daręs esu. Bet šiaip, sakau, su svoriais tai dabar, maksimumą, čia dabar nesenai stovyklai Turkijoje. 3 pakartojimus prisitraukimų dariau su papildomu svoriu, tai 25 kg. Tai bet čia, kaip sakau, čia nėra kažkoks kosmosas, bet aš, tobulėju ir aš siekiu tą progresą. Tai gerai, kiek per vieną seriją? 3 pakartojimus 25 kg. 3x3? Galim ir taip sakyti. Ok, supratau. Gerai. Taigi, grįžtam prie rutinos. O rutina, tai jeigu mokyklos dieną, tai atsikeliu maždaug 7, biški prieš 7, tada kažkur 7:30 išvažiuoju, tada 8 būnu baseine, 8:30 maždaug pradedu daryti apšilimą sausumoje, 9 šokam, kažkur 11 pabaigiam.
tada einu pavalgyti, tai apie 11:40 baigiu valgyti, tada einu iš karto į mokyklą, 12 valandą pirma mano pamoka prasideda. Kažkur 3 pamokos praeina, 14:05 išeinu, tada važiuoju su autobusu iki kito baseino, kitam baseine pradedu daryti salę maždaug apie 4, dar prieš tai nueinu į kokį bandelę nusipirktą, dar kažką biškį angliavandenių, nes vis tiek prieš treniruotę biškį jų reikia. Tai tada 4 sakau darau salę ir 5 arba biškį prieš 4 ir tada 5 šoku daryti antrą treniruotę, 7 pabaigiu. Tai maždaug 7:30 išvažiuoju, maždaug pusvalandis kelio, tai 8 namie. Tada kiek spėjai pasidarau namų darbus iki kokį 9:30 ir 10:11 bandau varyti miegoti. Laisvo laiko 0. Laisvo laiko mažai tikrai, tai ten, sakykime, autobusėse ir taip toliau, tu bandai kažkaip sutaupyti, gal biškį perdedu su tais namų darbų darimais, nes dažniausiai nebūna man tiek daug jų, bet kartais tikrai reikia ir tikrai sėdi daugiau negu valandą ar valandą su pusę. Būna, kad ir užsibūni ir iki 12. Tiesiog tenka kartais paaukoti tą miegą. O kokie tavo, turi kažkokių pomėgių, aš suprantu, laiko tai nedaug, bet ar yra kas tave labai domina? Be sporto. Be sporto, man šiaip iš tikrųjų su draugais savaitgaliais, kai būnu Lietuvoje, tai dažniausiai važiuojam į gamtą ir mes ten statomės tokį, kaip ir sakyti, mini namelį visi. Tai man patinka visai statyti visokius medelius iš rąstų ir taip toliau. Ir tai o šiaip, matot, su sportu viskas susiję, tai man ir patinka ir tinklinis vasarą mėgstu žaisti ir taip toliau, patinka žaidimai kompiuteriniai, bet irgi ten su tai žaidimais, tai taip ir būna, kad dažniausiai laiko nelieka. Prieš pradedam šitą mūsų pokalbį, prieš šitą įrašą, paklausiau tavęs, ar tau patinka krepšinis, sakei, man ir to krepšinio šitą ir to plaukimo jau per akis. Tai ar iš tikrųjų tau per akis jau užkniso, kaip čia reikia suprasti? Ne, čia nereikia suprast, kad užkniso tas plaukimas ar dar kažką, man jis iš tikrųjų patinka ir jau kiek plaukiu, tiek patinka, nebuvo, kad kažkoks, aišku, visokių būna momentų, kad ten blemba užkniso, nenori šiandien įti treniruoti, bet toksai... Būna, aišku, kad būna, bet... Žinai, kokio tikslo sieki ir prisiverti save toliau eiti ir po to tie, kaip sakau, prastos mintys greit labai išeina. Daugiau būna, kad man patinka, aš noriu ir taip toliau. O šiaip sakau, kad plaukimo užtenka, kad jau ir plaukime tų naujienų yra pilna, ten kaip ir tie pasauliniai portalai Swimswamas ir taip toliau aprašinėja, tai ten kiekvieną dieną sekti tikrai yra kur. O šiaip su krepšiniu, tai aš sakau, nesu labai didelis mėgėjas gal krepšinio, bet iš tikrųjų jis man patinka, tiesiog, kad nesu tas fanas, kur eina kiekvienas varžybas į Žalgirio areną ir žiūri ir taip toliau. Aš pažiūriu tą krepšinį tikrai, kada turiu laisvo laiko ir kada yra progos, bet sakau, nesu tas labai didelis fanas. Treneris apie tave yra sakęs, jeigu pasakai, kokį technikos elementą reikia pagerinti, jis arba iš karto pataisys, arba taisys tol, kol bus gerai. Neišėjo, nepatiko, nebenoriu, iš jo neišgirsi. Nebūna jokių pasiteisinimų. Jeigu išsyk neišeina, daro tai, kol pavyksta. Jo mąstymas nevaikiškas, kaip vyresnio amžiaus plaukikų. Čia pasakyta buvo prieš 2 metus. Ar visą tai liko iki šiol? Liko, sakyčiau, liko. Aišku, tik tais dabar... daugiau niuansų, nes viskas sudėtingėja kuo toliau ir kartais reikia daugiau padirbti ties to technikos dalykais ir ne iš pirmo karto nepavyksta būna. Tai tikrai tokių dabar kaip iš pirmo karto dažniausiai nebūna. Na, aišku, ten prisimint, tai būna. Ten jeigu kažkada esi jau daręs ir pamiršti, tai tada tai jo būna, bet šiaip iš tikrųjų
nieks nepasikeitė, tik tais, kad viskas sudėtingiau ir reikia daugiau dar dirbti ir tas toks biški irgi sunkumas tada atsiranda čia. O kas sunkiausia tau treniruotis būna? Vandenį, tarkim. Yra kažkoks pratimas, kuris šlikščiausias tau? Tokio pratimo kaip ir nėra, bet sudėtingiausia, kas ir turėtų būti sudėtingiausia, tai tiesiog padaryti visą treniruotę kokybiškai, preciziškai, kad nes, pavyzdžiui, sakykime, sprinto treniruotėse, jeigu negali, sakykime, ten tų sprintų nedadaryti, kadangi iš karto jau treniruotė jokios esmės neturi. Taip pat ir aerobikos, tau reikia sekti savo pulsų, savo laktatą ir taip toliau, kad jis, jeigu irgi bus per aukštas pulsas ar laktatas, irgi tada jau aerobiko nebesidaro, daros kažkoks kitas darbas ir tada nebeturi tą treniruotę esmės ir dažniausiai išsimuša ir atsiranda spragos dėl to plaukime. Kaip reaguoja tavo kūnas į tavo tokį krūvį, tas sprogstamus dalykus, laktato užsikelimą? Koks jausmas tau būna? Ką jauti? Kai laktatas užkyla, tai labai sunku būna. Kai aukštas laktatas, tai iš karto pradeda tave vimdyti. Bent jau man. Iš karto norisi vemti viskas, mest, degina viską, bet neturi tokio pasirinkimo, turi toliau plaukti ir viskas. Bet šiaip iš tikrųjų, o šiaip bendras tas krūvis, sakykime, kad dienotvarkė tokia suspausta ir taip toliau, tai iš pradžių sunku buvo, pamenu, mokslo metų pradžioj, bet po to, kaip ir visada, pripranti prie tos dienotvarkės ir viskas. Okay. Jau pradėjai stovyklauti su elitu Lietuvos. Koks tas jausmas plauk draugė ten su Danu, ten su Andrium? Šiaip smagu, nes aš gal, sakykime, visą gyvenimą, kol plaukiau, visą tą laiką, kada plaukiau, nebuvo, kad kažkokiu šalia stovi kažkoks labai geresnis ir nebuvo, kad reik man vytis jį. Tai man iš tikrųjų dabar ta tokia didesnė motivacija, kad turiu sparingo, sakykime. Ir aš manau, taip pat ir Danui irgi yra, kad kažkas šalia vyjas ir jis bando atsiplėšti vis daugiau. Čia, manau, toks natūralus dalykas, sakykime, ir treniruotėse, ir varžybose. Viens, kuris yra priekį, jis bando išlaikyti tą priekį, kas gale bando vytis. Ir manau, mes viens kitą tikrai kažkaip paspaudžiam, sakykime, pasparinguojam labiau ir turbūt tai padeda mums abiem. Tai matėm tavo sparingą per Lietuvos plaukimo čempionatą. Kas ten buvo? Ta prasme, kaip jautėsi? Nes žiūrim, kad tajus. Danas jau nervinasi, žinai. Ką aš nekėjau su juo? Su Danu tai labai paprastai ten jis pasveikino, daug labai nešnekėjom, kadangi abu ruošimės ir kitiems startam ir taip toliau, bet aš to Dano aplinkimo tikrai nelaikau čia kažkokį labai didelį pasiekimą ar dar kažką. Aš manau, mes abudu nesuplaukėm net savo geriausių rezultatų, tai tuo labiau, jeigu jis jau plauktų savo tos geriausius, ką geriausiai gali ir taip, tai tikrai, manau, būčiau atsilikęs. Čia kalbėkim realistiškai ir sakau, aišku, ir pats nebuvau geriausiai formoje, bet ten tas Dano mano aplenkimas nesuteikė kažkokių žvaigždžių. Bet smagu buvo. Aišku, buvo kažkiek smagu. Smagu buvo tikrai, bet ta laimė tokia greit praeina ir po to daugiau galvoja apie savo pačią rezultatus. Ir dar tuo labiau, kad jis tada dar tik turėjo rankos traumą ir ilgai neplaukė normaliai, sakykime, ten arba labai mažą krūvį, arba iš viso rankom net nedirbdavo, tai čia tikrai, kad ir dar tokį rezultatą padaręs be to darbo rankomis, tai irgi čia visai įspūdinga. Kalbant apskritai apie konkurenciją, kiek jin tave motyvuoja kažką aplenkt, pasivyti? Motyvuoja, bet aš labiau gal, sakykime, plaukiu dėl pačio savęs, bandau savo daugiau įrodyti. Nes ta konkurencija ne visat būna,
sveika, gal taip pasakysiu, ne visat sveika yra, tik tais mąstyti apie kitą, kaip man čia aplenk, kaip čia ką. Kartais reikia tiesiog nurimti, apie save pagalvoti, vat, aš darau tą prastai, noriu čia tą klaidą ištaisyti ir žiūrėti, kiek aš pats galiu geriausiai padaryti. O kokias klaidas dažniausiai darai? Nu, čia labai toks klausimas, kur nėra atsakymo, kadangi visą laiką, sakykime, randi klaidą, dažniausiai tu ją ištaisyti ir tada ateina tos kitos klaidos vis. Ir nėra, kad kažkokia viena klaida, kur užsilieka labai ilgai. Nu, nes jeigu taisai, manau, išeina ir ištaisai kažkada. Ką pastaruoju metu teko taisyti? Pastaruoju metu, sakykime, prieš Lietuvos čempionatą, nu, arba Lietuvos čempionate, jau taip sakykime, mano technika, nors aš kaip ir labiau fokusuojuosi ant 150, mano technika labiau buvo pasidariusi ant 200 metrų distancijų ir tokia nukentėjo tie daugiau sprintai matyti, nepasidarėm tų sprintų normaliai ir nukentėjo tas 50 ir 100, nors čia mano pagrindinės rungtys ir 200 užtat pagerėjo. Tai čia kaip ir nėra tokia labai didelė klaida, bet čia tokia klaida, kurią mes padarėm darbo metu ir dabar darom biškį kitaip, kad tos klaidos nepasikartotų ir galėčiau suplaukti ir 50 ir 100 ir gal net 200. Tu čia prieš tai paminėjai tokį dalyką, kad nusiramini, apgalvoji ir treneris tave apibūdina kaip labai ramų žmogų. Iš kur pas tave ta ramybė? Kaip tau pavyksta išlaikyti? Negi nebūna taip, kad nori dėti kumščių per stalą, varykit visi velniop ir taip toliau. Kaip sakau, visko būna, tikrai aš irgi žmogus ir susinervinu kartais, bet nežinau, ta ramybė gal iš tėvų labiau atėjus, kadangi tėtis visą laiką toksai pozityvus žmogus būdavo, man vien tik tais pozityvą teikdavo. Ir sakau, nežinau, aš tiesiog stengiuosi nesinervuoti, nes nieko tai neatneša. Geriausiu atveju tai tik tais gal toks trumpas rezultatas būna iš to pykčio, bet ir taip, manau, galėtum geriau pasiekti su entuziazmu, negu su pykčiu. Tai tas ramumas tavo būna ir prieš startą, ar būna streso daug? Pastaruoju metu, gal metus nuo dabar, tai maždaug streso jau jaučiu labai mažai, nes aš jau per treniruotės, sakykime, tą darbą, kurį aš čia turiu dabar parodyti, jau daręs daug kartų ir kas man čia tik tais ateiti ir vėl parodyti, kad ką aš padariau per tas treniruotės ir ką aš dabar geriausiai galiu padaryti. Tai nebūna tokių minčių, kad, blemba, jeigu šitas nepasiseks, aš ten nepasieksiu kažko, nenuplauksiu gerai, čia kažkas gali atsitikti, va taip nebūna tokių mintelių? Būna, bet svarbiausia, kad susitvarkyt su jom. O kaip tu tvarkai su jom? Bandai negalvoti apie tai, labai paprasta. Nežinau, čia svarbiausia kontroliuoti savo mintis, manau, prieš startą, jeigu kuo geriau pasirodyti, jeigu tu ten, sakykime, labai nervuosisis, labai pergyvensi dėl to savo starto, jeigu aš dabar turiu tai padaryti, nes kitaip tai bus, tai manau, šitas iš karto jau tau turėtų kaip ir teikti mintyse, kad čia prastas mąstymas, kad čia tau jis nepadės suplaukti. Tu ką galėtum mąstyti, kad, sakykime, ten bus sunku, tikrai nebus lengva, bet ir nebus labai sunku. Ir tas rezultatas, manau, su tokiu mąstymu geriau ateis, neigu ten, kad pergyvensi, kad tipo, man reikia kuo dabar greičiau suplaukti, dėl to, nes jeigu aš nesuplauksiu, pavyzdžiui, pasaulio čempionatą nepateksiu. Tai gali ir nes be plaukimo nepatekti, pavyzdžiui, susirgti prieš kokį nors čempionatą. Yra buvę, tikrai yra buvę ir irgi iš tikrųjų tos mintys ateina. Tada, kai susirgau, pavyzdžiui, prieš paskutinį pasaulio čempionatą nusiminiau, bet per porą dienų, kaip ir sakau, ką aš dabar padarysiu, taigi neišvažiuosi į tą čempionatą. Jo, laiko neatsuksi. Tai ką gali, tai įsigyti. O kas ten tau tada buvo? Tiesiog karštis užkyla? Plaučių uždegimas pasikartojo. Plaučių uždegimas. Ja. Plaučių uždegimas, matyt, aš tada dar čia irgi
buvau susirgęs prieš Europos jaunimo čempionatą visai nesenai ir aš tada plaučių irgi uždegimus susirgau ir bandžiau kuo greičiau įsigydyti, nes dar bandžiau dar suspėti iki Europos jaunimo, dar gal suplauksiu kažką. Tai stengiausi viską dariau kuo greičiau įsigydyti ir matyti neįsigydžiau visiškai pilnai ir tik biškį atsileidus vėl po to prieš varžybas, ta liga vėl atėjo. Bet dabar jau šį kartą niekur neskubėjau, nes jau žinau naujas ciklas, tai normaliai įsisveikau, viską pasidariau ir tada pradėjau vėl dirbti ir dirbu. Imunitetas labai dažnai priklauso nuo mitybos. O būnant tavo amžiaus, norisi valgyti viską labai daug ir tas organizmas atrodo, kad viską suvirškina, bet paskui išeina kažkokios lygos galbūt atsiranda. Kaip prisižiūri savo mitybą? Šiaip iš tikrųjų, man su mitybos to prisižiūrėjimu kartais kyla problemų, bet iš dalies, kai atsistoji ant svarstyklių ir pamatai tos priaugusius skaičius, tada suprantu, blemba, reiktų susimti, jau nėra kelio atgal, nes čia taip tai nuvažiuosi bet kur. Ir tai susijėmi ir tada pradedi valgyti sveikiau, valgyti mažiau, šiaip kažkokio ten labai ten kalorijų kiekio, kiek turiu suvalgyti per dieną, neskaičiuoju. O dabar, sakykime, tai yra tokia rutina ir aš per tą rutiną panašiai valgau visą laiką ir matau, svoris kyla, biški kažką apmažinu, svoris leidžias, biški kažką padidinu ir va taip ir gyvenu realiai. O tai ką pagrindinai valgai? Kokius patiekalus valgai? Pusryčiam tai visko būna, nuo kiaušinių iki ten granolos, iki sausų pusryčių. Labai priklauso, kaip kartais būna sumuštiniai, bet labai priklauso pagal laiką, nes ryte, aišku, nenori atsikėlęs ten dar eit gaminti kažką, jau nori kuo daugiau pamiegot, kad greit tiesiog atsikeli, pavalgai, išvažiuoji, viskas. Pietum dažniausiai būna, mes valgom su rinktinė, ten netoli Žalgirio arenos yra restoranas, tai mes valgom, bent jau aš ką valgau, tai sriubą visą laiką pasiemu salotų ir tada tas pagrindinis patiekalas ten kažkokia mėsytė, irgi šalia garnyras. Tada, sakau, dar prieš treniruotę kokią bandelę, kažkokį batonėlį ar dar kažką suvalgau ir tada jau grįžęs namo suvalgau vakarieniai irgi kokios mėsytės, šalia irgi garnyro, irgi salotikį ir viskas. O turi savo mėgstamiausią patiekalą? Mėgstamiausią kaip ir neturiu, bet gal jeigu rinktis, kurį tikrai valgyčiau ir daug valgyčiau, tai turbūt cepelinai. Cepelinai ir šaltibarščiai. Kiek daugiausia cepelinų esi suvalgęs? Nepasakysiu. Jeigu, žiūrint kokius, nes būna, vieni sako, suvalgiau 6 cepelinus, bet jie cepelinai tokio dydžio, tai irgi, bet jaučiu kokius 4 tokius močiutiškus. Okay, močiutė. Močiutės mūsų Lietuvoje gyvena arba gyveno, bet labai daug plaukikų išvažiuoja į Ameriką. Kaip tu? Važiuosi, nevažiuosi? Kol kas dar nelabai norėčiau prognozuoti kažko, ar važiuoti ar ne. Nes aš įsivaizduoju, tau dėmesys jau dabar turėtų įti didelis. Taip, bet čia dabar, aš sakau, aš gaunu tą dėmesį, kurio man reikia, gaunu tas sąlygas, kurių man reikia dabar Lietuvoje, kadangi su elito rinktinė treniruojuosi, tai tikrai yra kažkalia, kas greičiau plaukia, tikrai mane prižiūri ten, kadangi nėra, kad labai daug žmonių plaukia. Ir, sakykime, tą salę irgi darau, nors irgi čia buvo biški problema metų pradžioje, kad nebuvo kas salės normaliai sudėlioja, bet, kaip sakoma, mokomės ir aš manau, gimtiniai vis tiek geriau likti, negu važiuoti į Ameriką, ten dar galimai nebūsi ten kiečiausias ir tave ten mažai gal prižiūrės, po to dar persidirbsi, ir žodžiu, ten atsiranda tokių problemų, bet aišku,
yra ir pliusų iš Amerikos, kaip sakau, ten, jeigu jau neturi ką prarasti ir jeigu ten tau, pavyzdžiui, Amerikoje salės labai geros yra, tai jeigu tau reikia salės ir taip toliau, ir gal tau patinka ten keliauti ir pamatyti kažką, tai gal tau ir pliusas ten būtų. Sakau, čia labai individualiai yra, kam reikia važiuoti į tą Ameriką, kam ne, bet aš dabar kol kas likčiau, kad Lietuvoje. Nu, tai labai gerai. Dėkuoju tau, kad atėjai šiandien. Tau buvo malonu pasišnekėti. Aš esu tikras, kad klausimų tau atsirastų dar daug daugiau ir tikrai atsiras ir linkiu tau viso ko geriausio ir rinktiniai pamatyti ir rekordų naujų ir medalių Los Andžele. Ačiū. Dėkui.